sveiki susirinkę šito lietingo vakaro čia najasa, ant šito mūsų seklyčio, pilno džiugesio, meilės. Šiandien, gegužės 15, švenčiam ne tik tais tarptautinę šeimos dieną, bet ir Švento Izidorių, valstiečių globėjai. Taigi anksčiau gegužės mėnuo būdavo ypatingas. Baigus ėjovės valstiečia rinkdavas į gegužės, būdavo gegužinės pamaldas, o tada jau ir šokdava vis, pasibūdava, dainuodava iki paryčių. Taip pat šiandien mes ir minavojam ir lietuviško vaišingumo. Mūsų meniniam projekte skambės tradicinės senovinės vaišių dainos, atliekamos šiuolaikiškai. Roka grupė Grajas, o mes padainuosim su kolegi Ajelit. Labai džiaugiamės, kad pas mums svečiuojas mūsų draugė, mūsų labai mylim graži iš Ukrainos. Tai būtų folkroko grupės Taruta, muzikontė, grojant nuostabės instrumentais, pučiamaisiais tradicinės, Jarina Tovkailo. Taipogi roka grupė, mūsų šauniųjų vaikinų, nuo mažiukų užaugę, matysit su barzdom mūsų vaikai, Alės vaiks, mano du vaikai ir draugai. Ateikit vaikinai, grupė Pasvalio kultūros centro Vaškų skyriaus roka grupė Formen. Taigi, kviečiam juos pabūt, kol saulutė patekės. Dviejų dalių koncertas bus. Pirmoji daly kviečiam kart pabūt su mum, paklausyti senovinių vaišių dainų ir kart padainuoti. O paskui jau šoksim, vaišinsimės taip, kaip priklauso. Gegužinės. Prašom svečiai keminėti.
prašyts svets, brangesnis už auksą, a neprašyts, tik sako duonos riekį suvalga. Nu, tigi, gaspadoris pasitikdavo nuo tolo, jau pamatydavo, sako, prašom svečiai keminėti, išeidavo, kviesdavo ir tada jau svečiai žinodavo, kad ne tik tas kviečiai gardos salučiai ir pyragų ragauti, bet pabūt, pasikeminėti ilgiau, sutikdavo su duon ir su drusk, ir su dainom. Neapsieidavo be vaišių. Ar vestuvės, ar krikštynos, ar patalikė, vartuvės, ar pakasinos, ar taip koks suėjims, visados žmonės vaišindavo. Gaspadinės slapčiom nustomdavo savyklo. Gaspadorį derindavo bačk skonis, žiūrėdavo koks tas stalas ir taip sakydavo: Kur alus, tenajus ar bičiulis.
visados būdavo, viens atsirasdavo, nu katras nu vis jam vis va negerai. Ir viso abejoda, nu sako, aš negerti atėjo, nu bet kaip va, uždainuoji, sako, dainu atėjo paklausyti, nu ja, taip jau, uždainuoji, tai stiklinėlą savaim pilna atsiranda.
Dabar tai labai tiesiai visko sako. O anksčiau tik kalbėdavo simbolis, karvelį, burkučią. Atigi vis apie meilę, apie linksmybės. Jeigu žmonės pasakės, o aš vako pasakysiu. Tikras gaspadoris be svečių, tai kaip krosins be malko. O va gaspadinė vis eina aplink ir sako, valgykit, svetelį, valgykit, kol dabar neatsiboda. Prikimškit pilno pilvo, kad būtų kiets kaip kakt. Valgykit, valgykit, sveteliai mano, valgykit, valgykit, sveteliai mano, nebraukit, nekiškit kišenėn savo, nebraukit, nekiškit kišenėn savo, tos jūsų kišenės dviejų rėtimų, tos jūsų kišenės dviejų rėtimų, pareina baldelių trijų kepimų, pareina baldelių trijų kepimų. Išgerkit, išgerkit, sveteliai mano, išgerkit, išgerkit, sveteliai mano, nepilkit, nepilkit kišenėn savo, nepilkit, nepilkit kišenėn savo, tos jūsų kišenės trijų rėtimų, tos jūsų kišenės dviejų rėtimų, pareina alučia trijų darimų, pareina alučia trijų darimų. Mano močiutė pasakoja, kad anksčiau vaškuos, kai svets kviesdavo, tai ne tik tas stalas būdavo padengtas, bet gaspadoris išeidavo, o ant kiemo pamatė pro langą, kad jau atvažiuoja svečiai ir sako, nu prašom svečiai keminėt, eikit ant gryčio, taigi nepuikavokit, o sponas alas jau laukia. Alotėkėrio gražiai dainavo, alotėkėrio gražiai dainavo, o kas išrašė veidelį mano, o kas išrašė veidelį mano, apylis laidė plačios laiškelius.
gal žinokit, ne tik dėl gardumą ir matsnumą, bet ir dėl dainos. Taip anksčiau sakydavo, pirmas gurkščiams už bičiulį, o antras už daino, a trečią tai už visos vieto. Labai dėkavojat, kad dainavot, jeigu kas dainavo, čia nelabai matas. Tai va dabar tokio daina. Alaus, alaus, dainuotojams, alaus, alaus, dainuotojams, cebulė, česnaką, rėtika, rėtika, žiopsojam. Cebulė, česnaką, rėtika, rėtika, žiopsojam. Alaus, alaus, duos Dievas daugiau. Alaus, alaus, duos Dievas daugiau. Nes vakarienę lai alom lėjo. Nes vakarienę lai alom lėjo. Alom lėjo, apynei snigo. Alom lėjo, apynei snigo. O galą tekėjo garžvėnelių. O galą tekėjo garžvėnelių. Alaus, alaus, dainuotojams. Alaus, alaus, dainuotojams. Cebulė, česnaką, rėtika, rėtika, žiopsojam. Cebulė, česnaką, rėtika, rėtika, žiopsojam. Nugi nieko bloga, ne tas česnaks, visur labas.
palygybės sutartimis. Per vaišių taisyklą. Nežiūrėk ant zievarį. Jeigu blogai lenksom, namų neprisimėm. Tai va, o žinokit, tai kaipgi? Kaip tu gali prisiminti? Nams, jeigu alus, ten ir bičiulis. O anksčiau tik alų virdavo ir vienuolynas visur. Ir jeigu geras alus, tai jisai kviečia ir pabūt, ir padainuot, ir dar sakydavo, kad tik sveika būtų. Alus duos Dievas, koti. Taip tik sako, taigi alų vero gaspadinė arba gaspadoris. Bet vis tik sako, svečiant nams, Dievas ant namas.
šeimininkas, pražiūrėdavo, kad alsos buvo baigęs. Taigi vis mandagus buvo. Vienas iš svečių paėmė tą uzboną, uždėlė lėkštelę tuščią ir ant viršaus stiklinė tuščia irgi arba su mielom. Apverč ir šauk, gaspadori. Gaspadorius ateis, naujo bačko pralais, gaspadinė atkreipuos ir tos pačios nebeduos. Gaspadinė atkreipuos ir tos pačios nebeduos. O kai jau visiškai baigęs alus, bet čia būdavo tik antroji ar trečioji diena, šiandien dar nesibaigs alus. Taigi būdavo atein gaspadoris, ant stalo padeda volą, žinot kas volą, o kas nežinot pasiklausyt. Ir dar neš to paskutinį uzboną su mielam. O taigi gaspadinė taigi irgi pasiem šluoto ir pradeda šluot svečiam pagal kojais. Tai vis jau suprant, kad jau laiks namo. Ir dar uždainuodama. Jemkite maiškį, iškite vaiks, važiuokite namolę. Jemkite maiškį, iškite vaiks, važiuokite namolę. Čia ne jų, mes čia taip anksčiau kaip dainuodama. Taip, kad pasibūsim.
gerai. Tai mes vis tiek, kaip anksčiau ką būdavo, mes dar vis tiek padainuosime, paskui vinsime to padlago ir visą ko. Padėguojame. Svečiai, svečiai, sakau jums stačiai. Svečiai, svečiai, sakau jums stačiai. Suėdėt pyrago, priminėt padlago, važiuokit namo. Suėdėt pyrago, priminėt padlago, važiuokit namo. Mes čia pajuokavom. Ui. Žinokit, pirm dar jis einom pabaigą. Bet taip sakydavo, jeigu svečia negerbi, tai ir pats bus pamiršęs. Taigi svets yra labai brangs, labai savas. Žinokit, atsiminkit, kai jums sako, prašom svečią keminėti, tai žinokit, jūs jau savas. Kad pabūt, pasisvečiuot, ne tik, kad pavalgyti, parakštavoti visų gerybę, nes ne tas mums svarbiausia. Taigi, svečiai, sako, jaučiasi kaip namuose, svečiuose ateis. Bet tai dar geriau, dirbti nereikia, ten gražiai apsirengęs, valgai, sau dainuoji. Nu, bet vis tiek, kiek galim, saulutė šiandien nebuvo, bet mes vis tiek žinom, kad saulutė, kad ir laidžias. Bet širdis dašyčia, da dainuot nori.